Sveiki visi, mano vardas Karolis Mieliauskas ir šį kartą keliauju vėjuotoje Airijoje. Wild Atlantic Way laukia ir tai yra ilgiausias pasaulyje pakrantės kelias. Išties vėjuota čia ir už mano nugaros yra pats piečiausias žemynės Airijos taškas. Taigi, Wild Atlantic Way iš toli atrodo taip. Na, gal ne iš taip toli. Kelias prasideda Kinsale miestelyje Airijos pietuose, vingiuoja iki piečiausio taško Mizenhead, vėliau vakariausio Dunmo Head ir baigėsi Malinhead šiaurėje. Navigacija važiuojant Wild Atlantic Way yra pakankamai paprasta. Štai tokie ženklai, jeigu raidė N reiškia važiuoju į šiaurę, jeigu S reiškia važiuoju į pietus. Ir aišku, mano motociklai yra CarPlay'us, tai du šitie dalykai daro gyvenimą gan paprastu. 2600 km šį kartą važiuoju 5 dienas. Savaime neatrodo labai didelis tempas, tačiau turint omenyje kelių siaurumą ir vingiuotumą, siekis ambicingas, neslėpsiu. Vien dėl mažo vidutinio greičio. Tamsoje stengiuosi nekeliauti. Tiesa, ne visada pavyksta, bet visgi. Nesaugu, o ir grožio nesimato. Navigacija nesudėtinga, bet eismas Airijoje kairiąja pusė. Nieko tokio, tačiau pirmą dieną tikrai reikalauja papildomo budrumo. Visuomet turiu su savimi sveikų priemonių budrumui palaikyti. Bet aplinkui taip gražu, kad stoviniuoti norisi nuolat. Panašu ne man vienam. Tikėtis, kad oras Airijoje nebus permainingas, būtų naivu. Tai ir gaunu nuolatinį vėją. Kartais stiprų, bet dažniau labai stiprų. Su lietumi. Kenmare miestelio pagrindinių nakvynės namų bare, teisingiau pube, kiekvieną vakarą skamba gyva muzika. Tai yra neatsiejama Airijos pubų kultūros dalis. Žinoma, progos nepraleidžiu. Apie gėrimus Airijoje linkę bendrauti daug ir nuolat, išskirtinai apie porą rūšių gerai žinomų visame pasaulyje. Ragauju pintą nealkoholinio atitikmens ir lieku ties muzika. Gyvenimas yra gražus. There we go. I think we have a very special guest as well joining us for a few songs.